Šiandien, tai yra vasario 11 dieną, šeštadienį, įvyko jaunimo organizuotas mitingas prieš tą aktą įstatymo kompleksą. Vos atėjus pasitiko triukšmas. Jaučiasi, kad žmonės nusiteikia ryžtingai ir be kompromisų. Susirinko apie 100 000 dalyvių. Įtariu, kad jei ne šaltis, tai visi norintys sunkiai būtų tilpę Kudirkos aikštėje, nes Facebook'e vakar per 1 valandų susirinko per 2000 žadančių dalyvauti žmonių. Plakatas su užrašu. Vincai, ačiū, kad leidai naudoti savo intelektinę nuosavybę laisvai. Tikrai, yra už ką padėkoti. Gal dar pašokinėti? Ar norit interneto cenzūros? Ne! Ar norite, kad jums būtų uždrausta laisvai keistis failais ir kitaip savo informaciją? Ne! Tuomet mes turime pasakyti ką? Skanduojam, internetas ne jūsų, o mūsų. Jį kontroliuoti teisė ne jūsų. Jaučiasi, kad politikai leidę priimti tokį įstatymą Lietuvoje, gali tapti amžinais šio jaunimo nekenčiamais žmonėmis, jei nepasakyti dar daugiau. Diena pakankamai šalta, šildo tik entuziazmas ir pasipiktinimas neatsakingais tokių politikų sprendimais. Užsienio reikalų ministerijos ministras Audronis Ažubalis pareiškė, kad Lietuva priėmė sprendimą prisijungti pasirašant aktą. Tačiau Lietuva apskritai tą sužinojo tik viskam tam įvykus. Ta sprendimą priėmė siaura politikų grupelė, išdrįsusi susitapatinti su visa Lietuva. Jie tą taip ir įvardino. Lietuva nusprendė. Mano nesvarbia nuomonė, tokie politikai turėtų atsistatydinti, kai priėmė tokius svarbius visuomeniai sprendimus, visiškai neatsiklausė tos visuomenės ar nepasitarė su ją. O, štai ir grupė Užimk Vilnių. Kopijuojame Amerikos Užimk Wall Streetą. Apie jo sako, ryžtingi, jauni ir drąsūs. Sėkmės jiems. Kai neteisybė tampa įstatymu, pasipriešinimas tampa pareiga. Kupini išminties aukso žodžiai. Nu, dabar pašokinėkime. Kas nešokinės, tas užakta. GMO. Turime galvoje, kad visą šį aktą įstatymų kompleksą stūmė GMO platintojos pasaulyje, Monsanto ir kitos tuo pačiu užsiimančios korporacijos. Ir aktą pirmiausia apsaugotų jų interesus, perkeliant ir perdirbant ar genetiškai modifikuojant visą genų informaciją. Suprantama, čia aktą įstatymas galiotų jau nebe interneto lygmenyje. Tai jeigu mes visi čia bijom, kad kontroliuos mūsų internetą, tai čia viena bloga žinia, bet dar blogesnė žinia. Aktą padės kontroliuoti ir mūsų genetinį kodą. Jeigu pasaulis įtvirtins aktą, tai reiškia praktiškai žalią šviesą GMO kompanijom atėjimui į kiekvieną šalį, taip pat į mūsų šalį. Ar mes visi sutinkam su to, aš nežinau.